mes vyras ir žmona susitokėm prieš 2 metus. Mes esame abu Kristaus paliepimo bažnyčioj. Tarnaujam bažnyčioj. Aš įtikėjau prieš 5 metus, bažnyčioje su Kristaus paliepimo 4 metus. Nežinau, mane Dievas atvedė tiesiog į tą bažnyčią, paėmė va taip už rankos ir atvedė. Ir aš ten ir pasilikau ir iki šiol esu toj bažnyčiai labai patenkinta, va, susipažinom su nuostabiais pastoriais. Nežinau, ką apie save dar pasakyti. Neturiu daugiau ką pridurti. Tiesiog esu žmona šito vyro. Ką svarbesnė, nežinau. Mano vardas Andrius, brolis Kristui Andrius. Įtikėjau, atgimiau iš aukšto 91 metais gal. Ir ta kelionė tokia turbūt įvairi, kaip ir visų, kaip ir turėtų būti. Kaip ir Evangelijose matom žmonės, taip ir tokie patys žmonės ir mes esam. Tai taip gal visko nesudėsi čia į kelių žodžių prisistatymą, bet geriausiai jaučiuosi ten, kur Dievas mane, man atrodo, traukia. Tai va, šiuo metu esu čia ir čia labai faina. Tai va, kaip. Noriu kalbėti ir labai mėgstu šitą temą, kalbėti apie pergalingą gyvenimą. Man kažkada enkauterį sakė, tu dėstyk šitą temą, aš atsimenu, kaip aš įsigandau. Jolanta sako, tu gali dėstyti, aš taip įsigandau, aš taip nenorėjau. Sakau, man šitą temą. Ir jinai sako, nu tu pasako, kaip gyveni, tiesiog pasakok savo gyvenimą. Tai gal aš iš Biblijos keletą eilučių paliesiu, bet turbūt ko gero bus pagrindinis savo liudijimais ir man atrodo, kad tokie liudijimai yra patys geriausiai, kurie yra išgyventi ir kurie yra jau praeiti ir kur Dievas mokė, vedė ir kur pamokas gavom kažkokią. Kaip tu sakai, ne kaip aš noriu, kaip tu sakai. Ir va tai man yra labai svarbu, aš tiesiog aklai pasitikėjau, kai aš įtikėjau, aš aklai pasitikėjau jo žodžiu ir man buvo labai svarbu, man prioritetas buvo jo žodis. Ir tiesiog jis mane vedė per gyvenimą. Aš truputėlį kas atsitinka, Dieve, o taip, Dieve duok man draugų. Mano labai tokia įdomi istorija, kad aš 13 metais susitikau sapne su Jėzum ir jis man tiesiog parodė, ką aš turiu padaryti, kad palikti tą žmogų, su kuriuo esu. Ir labai nenorėjau to daryti, bet aš tiesiog išsirinkau Dievą, nes pamačius jį, aš prisiminiau, kad aš jį labai myliu. Aš ne naujai įsimylėjau, aš prisiminiau, kad aš jį myliu. Ir aš negalėjau Dievo neišsirinkti. Jisai paprastas, jisai toks artimas ir nuoširdus, jisai šalia jo taip gera būti kartu. Ir aš mačiau tą ir šviesą ryškę, mes bėgom abudu ir aš niekad negalėsiu užmiršti to sapno, jo susitikimo su manim. Čia jis inicijavo, aš buvau netikinti ir su Dievu nieko bendro neturėjau, tiesiog jis paėmė ir atėjo mano gyvenimą. Ir vat aš išsirinkau jį. Ir aš nuo to turbūt, kai pamačiau jį realų savo gyvenimą, kaip aš jaučiausi šalia jo, kaip aš jį mylėjau, tai aš negaliu nesivadovauti jo žodžiu, nes man tai yra svarbiausia ir man tai yra brangiausia. Tai vat paklusnumas Dievo žodžiui. Tai dalykas, kurį aš tikrai galiu pasakyti ir kuo aš vadovausi savo gyvenime, paklusti jo žodžio, ką jisai sako. Tada antras dalykas, taip pat paklusti ne tik Dievo žodžiu, bet pastoriam. Tai yra tikrai, taip yra gerbti savo tėvą, motiną, tai yra lygiai taip pat nuolankiai gerbti pastorius. Jūs turit labai nuostabius pastorius, juos gerbti labai paprasta, man atrodo, nesudėtinga. Bet neužmiršti, kad pastoriai yra tik žmonės ir jie turi irgi savo trūkumų kažkokių, žmogiškumo kažkokio pastoriai turi, bet nuolankiai juos gerbti. Ir netgi būna
atvejų, kur bažnyčioje, pavyzdžiui, pastorius gali ir suklysti. Tau patarė kažką pastorius ir jisai suklydo. Bet žinokit, niekad nebijokit paklusti, nes Dievas gali dvigubai labiau palaiminti tada žmogų. Nes tu nuolankiai klausai, jeigu tu priimi pastorius kaip atstovus nuo Dievo, jeigu mes visi priimam, teisingai, jeigu mes sutinkam, kad tai yra atstovai nuo Dievo, ne mūsų protui galvot, kodėl būtent jie yra pastoriai, kodėl Dievas būtent juos iškėlė. Bet jeigu mes gerbiam pastorius ir aš nuolankiai priimu tą, ką sako, netgi jeigu jis ir suklys, nesvarbu, aš priimu nuolankiai. Dievas palaimins, žinokit, žymiai daugiau, jeigu jisai suklys. Tai vat aš manau, kad labai yra svarbu paklausti pastoriui, gerbti pastorius labai. Tai yra svarbus dalykas. Ir paklusti dar bažnyčios tvarkai. Jeigu sako rinktis tokiu metu, tai geriau nevėluoti. Jeigu mes renkamės pirmadienį maldai, tai geriau taip. Jeigu mes tvarkom, nežinau, kaip pas jūs tvarka, net pas mus tai ten jau yra tokia griežtesnė tvarka, turbūt ir pas jūs yra kažkokie tokie dalykai, kur sudėlioti yra. Tai renkamės tokiu metu. Ir kad nebūtų ten vėlavimo, aš negaliu, aš ten vis tiek, tai yra pirmenybė ir tai mes darom. Ir dabar antras punktas labai irgi svarbus, tai būti bažnyčios dalimi. O aš irgi buvau savo gyvenime jau ir aš atėjau į bažnyčią jau su įdėtų noru labai dideliu širdį tvarkyti ją. Bet tai buvo ne iš manęs, tai buvo iš Dievo. Ir galvoju, atėjau ir aš taip noriu tvarkyti tą bažnyčią, aš taip noriu tvarkyti ir galvoju, jeigu man neleis jos tvarkyti, aš susproksiu, man atrodė. Ir tikrai, bet nebūtinai tvarkyti, aš kaip pavyzdį, aš kalbu, pavyzdžiui, kaip man buvo, man įdėta į širdį, bet nebūtinai gali būti įdėta. Pavyzdžiui, jūs tikrai galite prisidėti prie bažnyčios kažko, gal aš galiu pasitarnauti, gal aš galiu pyragą iškepti, gal aš galiu dar kažką padaryti. Tiesiog pasitarnauti, gal kažkur žmogų pasitikti, nuvežti. Tiesiog yra smulkmenų, kurios yra labai svarbios mūsų gyvenime. Tai vat būti bažnyčios dalim. Nes bažnyčia, taigi čia ne šitas vat kambarys bažnyčia. Bažnyčia esame, mes, mūsų bendravimas tarpusavio, va čia ir yra bažnyčia. Esame mes visi kartu, mes esame bažnyčia. Ne pastatai kažkas. Tai vat, aš taip jau siūlyčiau, kad kiekvienam kažkokį apsiimt, nors ir labai tokį nežymų mūsų akise, bet iš tikrųjų kiekvienas bendravimas, kiekvienas tarnavimas Dievo akise yra labai labai svarbus. Ir nei vienas tarnavimas nėra nurašomas, kiekvienas dalykėlis yra labai svarbus. Tai va, o būtinai dalyvauti maldose, jeigu renkamės, tai renkamės į maldas. Būna kūnas nenori, kiek kartų eini pirmadienį, va mes su vyru atrodo, pirmadienį, tai lėki pirmadienį tvarkyti bažnyčią. Dar būna tingi tvarkyti tą bažnyčią. Tvarkau ir sakau, Dieve, padėk man, aš tingiu. Taip ir sakau, sužiuose, prieš Dievą jūs nenusuksit, nieko jisgi širdį mato. Ir sakau, padėk man, aš taip tingiu tvarkyti. Ir taip jis padaro, jis pripildo, jisai, ar muzika kažkas taip staigiai paleidžia kaviniai. Arba jisai man sako vieną kartą, aš sakau, Dieve, vat negaliu pakelt rankos, stoviu su šluota ir negaliu rankos pakelt. Ir sakau, padėk man, aš negaliu rankos pakelt. Ir jisai sako, tugi savo namus tvarkai. Ir man tokia šiluma, aš savo namus, iš tikrųjų galvoju, taigi aš savo namus. Taigi ateis į mano namus, ateis broliai seserys į mano namus, nes aš žinau, kad čia mano namai. Ir jis duoda vat jėgų ir jis vat pripildo. Ir sakau, kitą kartą sakau, tingiu tvarkyti, padėk man. Negalvokit, kad aš vien tingiu, tai čia keletas minčių. Ir įjungia kavinė vienas brolis, ten davайте slavit Bogą. Va taip nei iš šio, nei iš to po mano žodžių pasakytų. Ir man tokia nuotaika gerai. Tiesiog jis atsako kartais staigiai iš karto. Su Dievu labai fainas santykis turėti, todėl kad ir jis taip pat subtiliai, tik jisai moka taip atsakyti. Ir labai faina. Ir iškart kalbėkit visada su Dievu. Negerai kas nors, sakykit jam, jisgi girdi, jisgi kiekvieną atodusį girdi. Tai vat maldose dalyvaukite būtinai. Lastelėse, nežinau pas jūs čia, tai pas jūs čia kaip turit lastelę, tai lastelėse būtinai atrodo, kasgi ta lastelė, bet žinokit, lastelėse yra nuostabu, nežinau, aš patekau į tokią gerą lastelę, nežinau, pas mus visos jos geros, bet man atrodė, kad mano geriausia. Tai mes taip asmeninėm visokiom temom, mano buvo moterų lastelė, tai mes ir apie vyrus apšnekėdavom, žinot, įdomu. Bet yra lastelių mišrių, yra iš tikrųjų lastelėse taip atsiskleidžia Dievo žodis.
Jos tokios, gal sakyčiau, asmeniškesnės yra ląstelės, nes kai visi bendrai, tai gal nelabai. Nu, jeigu dar didesnė bažnyčia, tai sunku taip vieni su kitais pabendrauti. O ląstelėse mes ir poreikius savo iškeliam. Ląstelėse būtinai bendraukit. Žinokit, jos tiek daug duoda. Aš savo kailiu patyriau, kad ląstelės labai ir išlaisvinimų labai daug vyksta. Ir pasipasakojam, pasiguodžiam vieni kitiem. Tikrai gerai ląstelės, žinokit. Ir būtinai pasiklauskit, kuo mes galim būti. Vat prieikit, pavyzdžiui, prie pastorius. Jeigu kažkom jūs galite prisidėti, visada galite prisidėti. Gal pastorius sakys jums ląstelę atsidaryti, pavyzdžiui. Nu tai va. Ir niekada, dar vienas dalykas, nelyginkit savęs su kitais. Ten žiūri vienas toks, kitas toks, o aš ne toks, protingas kaip kitas. Tai ne, žinokit, mes visi tokie svarbus Dievui. Mes tokie svarbus esam bažnyčioj, mes kiekvienas esam svarbus, juk mes kūno dalis. Kūnas tai skirtingas dalis turi. Tai mesgi nelygysim savęs, kas tenai ranka arba koja. Vis tiek mes kiekvienas nors ir vienodai svarbus. Ne ranka svarbesnė už koją, o ne akis svarbesnė. Mes visi sudarom vientisą kūną, mes visi esam kūnas. Ir tai labai svarbu. Dar vienas dalykas, tai, ką dar galėčiau paminėti, tai asmeninis laikas ir santykis su Dievu. Kaip aš ir sakiau, toks asmeninis, kur kasdieną būna, kasdienis. Tai yra, pavyzdžiui, asmeninį laiką eina garbinimas, šlovinimas, malda, žodžio skaitimas ir pasninkai. Garbinimas, šlovinimas, malda, žodžio skaitimas ir pasninkai. Tai va dabar yra žmonių bažnyčiai, kurie įsivaizduoja, kad garbinimas, tai va suprantat, iškėliam rankas, palingavom, va pašokom, mes pagarbinom Dievą. Dievo garbinimas ne tik tai. Dievo garbinimas tai yra gyvenimu mes savo garbinam. Gerbiam vyrą, gerbiam tėvus, gerbiam pastorius, kažkam padedam, šlovinam jį. Dieve, ne taip, kaip aš noriu. Bet aš nenoriu atsiprašyti, bet ne kaip tu sakai. Aš atsiprašysiu, nors aš nekaltas. Arba aš atleisiu, aš nenoriu, mane įskaudino. Ne, aš atleisiu, nes tu sakai atleisti. Tai čia irgi yra šlovinimas. Mes savo gyvenimu šlovinam, mes atsiprašydami, mes praleisdami ką nors. Mes kam nors padėdami panešti šlovinam Dievą. Tai ne tik aleliuja ir linguojam. Tai vat, aš manau, kad garbinimas yra labai platus mūsų gyvenime ir aš manau, tai yra garbinimas va taip Dievo, ne tik žodžiais ir darbais savo. Ir aišku, malda, melstis būtinai. Tiesiog malda gali būti tiesiog kalbėjimas, bet mes turim atsiskirti. Mes turim savo kambarėlį atsiskirti nors 10 minučių su Dievu pabendrauti. Tada aišku, žodžio skaitimas, tai faktas, kad Dievo žodis, kaip mes žinosim, ką Dievas mums sako, jeigu mes nestudijuosim Biblijos. Faktas, kad mes pasiskaityti, nors po pastraipytę, nors po kažkiek. Ir perskaičius galvoti apie tai, galvoti, ką aš perskaičiau. Ne taip ant greičio, kaip kokį tekstuką paskaityti, kaip apsakymą kažkokį, bet galvoti, perskaičiau ir galvoju, susikoncentruoju ties tuo, ką pasakė Dievas, kaip jis man pritaiko. Tai labai svarbu, nors po nedaug, bet pastoviai skaityti. Na ir aišku, pasninkas. Tai pasninkai, tai toks dalykas, kad tai labai labai svarbus mūsų gyvenime, pasninkai yra. Ir aš savo gyvenime tai patyriau, ką gali duoti pasninkas ir koks jisai svarbus yra. Ir pasninkas noriu pabrėžti, kad reikalingas mums, ne Dievui. Dievui mūsų pasninko nereikia. Mums reikia, kad mes jį geriau girdėtume ir kad mes sakytume, kad aš pamenu savo kūną, aš darysiu ne taip, kaip mano kūnas nori, o taip, o mano dvasia yra aukščiau ir aš apriboju save maistu, apriboju save visokiais Facebookais, Instagramais ir taip toliau. Aš apriboju, jokių žinių nežiūriu ir jokių tokių dalykų. Ir jeigu matau poreikį, padedu kažkam, nes Dievo pasninkas, kurio nori Dievas, tai ne tik nevalgymas. Tai yra ir padėti kitam, matyti kito poreikį. Tai yra labai svarbu. Palaiminti kažką, kažkam padėti, užjausti, apkabinti. Tai
yra tikrai labai svarbu, nes Dievas nori tokio pasninko, jo akise toks pasninko, ne tik sėdžiu, nevalgau ir daugiau nieko nedarau. Ne, ir melstis, ir artintis prie jo. Tai va, pasninkai reikalingi visų pirma mums ir mes esam labai daug dalykų, mes esam ir po 21 dieną pasninkavę mūsų ląsteliai. Nu, pas mus ten ląstelė labai jau faina, tai mes po 21 dieną ir tik pradedi pasninkauti, susirašom visi savo poreikius, o taip susėdam, susirašom visi savo poreikius ir jau pradedam pasninkauti ir Dievas tiesiog atsakinėja, tiesiog atsakinėja, nes mes girdim jį labai gerai ir, nu, pasninkas toks efektingas yra, mes taip gerai Dievą tada girdim, man atrodo, aš tokia jautri Dievui pasidarau. Aš aiškiai žinau, ką man daryti, pavyzdžiui, per pasninką. Aš per 21 dienos pasninką, vyras mano, nu būsimas, tada dar atvažiavo ir aš sėdžiu, aš tiksliai žinau, kad čia mano vyras. Todėl, kad antiek Dievo dvasia, Dievas tarsi šalia. Ir taip sutapimas, kad aš 21 dienos pasninkė buvau ir jisai sėdi ir aš jį matau, nesvarbu jo, aš jau žinau, kad jis mano vyras, tiesiog, nu, nors ir iki to laiko žinau. Tai vienu žodžiu, žinau, kad labai veiksmingas yra pasninkas ir jis labai reikalingas. Tai va, ir kas dar čia yra? Toliau, malda. Maldos yra ne tik, kaip mes meldžiamės. Malda tai yra ir prašymas, teisingai mes galim prašyti už kitą žmogų kažko, malda kaip prašymas, malda kaip užtarimas, sakykime, parašo kas nors, vat, messengerį ar dar kažkur parašo tam žmogui, pavyzdžiui, blogai ir mes užtariam tą žmogų, ne, visi draugiškai užtariam tą žmogų. Šlovint galima, kaip malda, kaip giesmėm šlovint, šlovinam salmėm, mes visai galim Dievą šlovinti, tiesiog savo sugalvoti, giedį, šlovinti Dievą ir, aišku, malda kalbomis. Tai čia labai svarbus dalykas, nes melsdami mes į kalbomis, mes savo dvasią statydinam, mes nesuprantam, kaip mes ten meldžiamės, bet dvasia meldžiasi už mus. Tai melstis būtinai bendraut, kalbėti arba vat reikia priimti kažkokį sprendimą gyvenime. Tai pirmągi mes kreipkimės į Dievą. Dieve, kaip tu nori, kaip tu galvoji. O būna dažnai mes Dievą pasiimam kaip paskutinį jau variantą. Darom patys, nieko nesigauna ir tada sakom, nu gerai Dieve, tai padėk man. Taigi mes galim nuo pat pradžių sakyti, nu vat padėk man tai. Aš renkuosi, pavyzdžiui, naują darbą. Padėk, tu man jį duok, tu man surask, tu man prie kurio širdis, ką nori, kad aš dirbčiau, arba priimu naujus darbuotojus. Pasakyk man, tu man nurodė, kuris, prie kurio mano širdis arčiau, aš suprasiu, kad tu man žmogų tą rodai. Nes mes, aišku, Dievą pasirenkam labai dažnai jau kaip pagalbinį variantą, kai jau niekas nesiseka ir tada jau Dievas. Tada jau. Arba vyrą, žmoną renkamės. Jau kai išsirinkom ne tą, paskui, nu gerai, tai tada dabar tu man išrinkyta. Tai va, visą laiką reikia prieš kažką darant. Melstis Dievui, prašyti ir ateina tas žinojimas. Iš tikrųjų jis ateina ir tarsi mes iš tikrųjų žinom. Nežinau, kodėl žinau, bet žinau. Va tai va būna. Iš kažkodėl tai žinau. Tai va. Ir aš nesiremiu nei vieną rašto eilutę, žiūriu, kad, nu, bet nežinau. Tiesiog, tai va galim panagrinėti, yra keletas Biblijoje, labai greitai keletas vietų, kur pavyzdžiui, paklusnumo ir nepaklusnumo va Dievui yra vietų. Tai pavyzdžiui, kaip Nojus, ne? Turbūt žinot, skaitėt apie tą istoriją, kaip Nojus statė laivą, jam ten visi suko, durnino jį, kad pasakė, kad lietausgi nebuvo šitiek metų, o tu laivą statai, kad durnelį ir taip toliau. Bet jisai žinojo, ką jam Dievas pasakė ir jisai darė tai tikėdamas Dievu. Ir jis išgelbėjo visą savo šeimą ir gyvūnus išgelbėjo. Tai va čia paklusnumo pavyzdys ir nepaklusnumo pavyzdys, sakykime, vienas iš nepaklusnumo pavyzdžių, tai apie Lotą, kai Dievas jam sakė, bėk, gelbėk savo gyvybę, bėk į kalnus čia va, nežiūrėk, kad gal nesustok kur nors apylinkė, bėk į kalną, kad nežūtum. O Lotas jiems atsakė, o ne mano viešpatie, aš tavo tarnas, radau malonę tavo akise. Ir man parodė didelį gailestingumą, kaip sako, ačiū Dieve, išgelbėtos mano gyvybę, negaliu bėgti į kalną, nes kas bloga nenutiktų ir nemirčiau. Bet supranta, Dievas jam sako, bėg, aš išvesiu tave, bėg. Kaip ir mes,
būna, negaliu Dieve, jis mane įskauna, aš negaliu atsiprašyti, aš teisus. Taip, Dievas sako, atsiprašyk, nes tau bus blogai. Atsiprašyk dėl, ta prasme, atleisk dėl savęs, nes tau bus blogai, jeigu tu neatleisi. Kitam žmogui gali būti ir visai nieko, bet tu, jeigu neatleisi, tau bus blogai, atsiprašyk tai dėl savęs. Daug yra pavyzdžių, dėl ko mes nepaklustam Dievui, nes mums taip atrodo. Tai va čia taip pat Lotui atrodė, kad jis negalės. Tai mes galim Biblijoje daug tokių pavyzdžių rasti. Tai va, sakau, paklusti jo žodžiui ir stoviai melstis. Tai ką dar galėčiau paminėti? Dar galėčiau paminėti, kad būtinai, nežinau, jūs turbūt visi enkauterį praėjote, jūs turbūt viską žinot šito klausimu, kaip namų savo išsivalyti reikia. Čia turbūt jau visi viską žino, nes jie jau čia patyrė. Bet tikrai, aš atsimenu, grįžau, mečiau viską. Ikona buvo padovanota, mečiau kortas, pradėjau stalčius visas varstyt, pradėjau viską mest, pradėjau sapnininkai visokie, vis išsivalyti pilnai savo namus. Nežinau, jūs turbūt jau tikrai įsivalė, nes jau čia turbūt jums neaktualu, bet būtinai paminėt, kad išsivalyti namus nuo visokių amuletų, akių, kur iš Turkijos prisiveža ir taip toliau. Viską valyti, viską mest, jokių statulėlių, jokių nieko. Tada aš atsimenu, grįžau namo ir atrodo bliuzonas, įsivaizduokit, killer užrašyta ant žudikas, užrašyta killer ant bliuzono, aš galvojau, kaip aš galėjau jį nusipirkti, dar dukrai nupirkau, killer, kaip aš iš visko, kas per mano mąstymas galėjo būti, užrašytas tas bliuzonas killer, arba džinsai, kaukolė, drakonas, kaulai, va tokie sukryžiuoti čia ant emblemų. Aš nesuprantu, kaip aš anksčiau to nemačiau. Tai bet mečiau, pačius savo brangiausius, fainiausius rūbus, mečiau, va taip va mečiau ir viską sudėjau ir išmečiau. Dar kažkas man sako, tai parduok, daug pinigų gausi, sakau, ne, tai kitas nešios, negaliu net parduoti. Ir vienu žodžiu išmečiau viską, atrodo tokia smulkmena, bet žiūrėt labai reikia užrašus visų. Tai va, ir tada, aišku, blogas draugijas palikti. Žinokit, labai svarbus dalykas, nebūtinai ten tarp netikinčių, kur balevodavom ir kur ten vyko kažkokie vakarėliai, kaip pas mane buvo. Man tai buvo, aš buvau tokia baliušnikė, vakarėlių mėgėja ir mano visa aplinka balevodavo labai. Ir, ne tai, kad ten jau visai prasigėrė, bet tiesiog mėgėjai pabalevodavo. Ir aš nusisukau nuo visų, absoliučiai, pažiūrėjau, pasakiau apie Dievą, matau, kad jiem nepakeliu su manim, mano geriausia draugė buvo, sakau, einam, Dievas yra, einam, ir aš mačiau, kad jai, kaip uždaryta. Tai palikau visas draugijas, aš savo nuožiūrų palikau visas draugijas, absoliučiai visas, meldžiuosi už juos iki šiol ir nusisukau nuo visų visiškai, bet gali būti draugijos blogos. Žinokit, ir bažnyčioje gali būti grupelės tokios, kur apkalbinėjimai vyksta. Tai neprisidėkit prie tokių apkalbinėjimų, nes išdidumas, visas tas nepaklusnumas, žinokit, labai po to atsilieps jūsų gyvenime ir ta nuodėmė turės pasekmę, tikrai. Neįsivelkit į jokias tokias apkalbas ir nuoširdžiai, nes Dievas tai tikrai girdi. Kiekviena mūsų širdies sakinį pasakytą, sugalvotą mintį, net mintise, jeigu būna kartais, nuteisi galvoj žmogų kokį, tai ir jau jisai jau ten kažkoks. Atsiprašau, Dieve, atsiprašau, aš pakeisk mano mąstymą. Kiekvieną kartą, būnagi kartais, tiesiog tu to nepasakai lūpomis, bet, tai koksai ten, žiūrėk, koksai jisai. Mintise tai pagalvoji. Ir iškart save stabdai, sakai, Dieve, pakeisk mano mąstymą, aš nenoriu net mąstyti, aš noriu kaip tu matyti tavo akimis, nes Dievas nieko neteisė, nei vieno žmogaus. Jis neteisė, jeigu mes suklumpam. Jis neteisė mūsų. Tai ir mes, aš labai noriu atitikti jo tą karalystę ir būti ta tikra jo dukra. Bet, sakau, mes mintise dar būna, nesustabdom to savo minties. Kaip tai dabar yra? Kaip aš tai pagalvojau? Atsiprašau, Dieve. Ir net pagalvoti yra. Nes Dievas mato mūsų mintis. Tai ir dar labai svarbus dalykas darbas mūsų. Darbas, ką mes dirbam, tai nežinau, jūs turbūt tokius
gerus darbus dirba, bet yra kas alkoholiu prekiauja arba ten iki vėlumos, nu, narkotikais nesakau, bet yra čia turbūt ir narkotikais prekiaujančių. Tai čia jau aišku tokio dalyko tau Dievas nelaimins, tokių darbų, kur ten cigaretėm prekiaujama ir taip toliau pilstoma ir taip toliau alkoholė. Nu tai man atrodo, kad ir taip aišku, bet kai kuriem dar būna ir neaišku. Tai maksimui negali dirbti tada? Nu tai maksimui. Alkoholio. Aš manau, kad gal kokiam kaip alubariai, nu ir nemalonu, pavyzdžiui, man būtų ir nemalonu dirbti kažkur, kur ten girtų pilna. Atrodytų, kad ne mano vieta. Taip man atrodo. Ir dar labai aiškus svarbus dalykas - laiką branginti su Dievu. Vieną rytą atsikėliau, palaidojom vieną brolį, jis dar nesenas, buvo, dar atrodo galėjo, dar 60 metų, man atrodo, jam nebuvo, ne vidui. Ir aš atsikėliau vieną rytą ir man iš vidaus, čia net ne iš manęs, kažkas iš vidaus, toks dėkingumas Dievui. Ir aš taip sakau, taigi tu man dar vieną dieną padovanoji, Dieve, ačiū, kad aš galiu dar vieną dieną tave pažinti. Toks išėjo dėkingumas. Ir aš tik tada, visai nesenai, suvokiau, koks brangus mums laikas. Kaip svarbu branginti laiką, nes jis negrįžta. Ir mes atsisukam, jau 5 metai praėjo. Ir aš taip sakau, atsimenu tada, Dieve, aš nieko dėl tavęs nepadariau. Sakau, tu dar manęs nepasiimk. Jėzau, tu tik, va taip su juo ir kalbu savo, tik prabudus. Tu dar manęs nepasiimk, aš dar neišmokau mylėti. Aš dar neįvykdžiau nieko. Ir toksai, kažkoks toks kaip ir dėkingumas, kad gyvenu, bet ir tu dar manęs dar ne. Ir sakau, aš net nežinau, ar aš tave myliu, Dieve. Aš tau sakau, kad myliu, bet aš nežinau, ar aš tave myliu. Ir vakarinė malda ir pastorė mūsų Olga. Mes meldžiamės ten vakarinį maldą. Aš pasakiau ir užmiršau visai taip, visai net nelaukiau to atsakymo. Ir tada pastorė atsisuka į mane ir sako, Eglė, tau Dievas sako dabar, kad tu labai mane įsimylėjai. Aš jo ką tik buvau paklausius, ar aš tave myliu, aš nežinau, ar aš tave myliu. Ir va čia ant dienų buvo dar toks dalykas, kai mes su vyru kalbam, sakau, aš nežinau, Andriau, kažkaip pagal Dievo žodį turi būti, kad melskimės, kad mūsų namai tau tarnauja. Sakau, aš ir meldžiuosi taip, kad mūsų vaikai tau tarnaus. Aš taip stoviu ant tos eilutės, mūsų vaikai tau tarnaus, mūsų vaikai tau tarnaus. Tu pasakei, kad mano namai tau tarnaus, tai ir tarnaus. Tai ir turi tai atsitikti mūsų gyvenime. Ir va grįžta vakar mano dukra, grįžta beveik apsiverkus, sako, mama, ten sėdi moteriškė prie namo, tokia ant adėliuko pasidėjus, jį valgyti neturi ką. Nu, aišku, jinai tenai alkoholikė. Ir jinai su ašarom akyse sako, duok valgyt, aš jai nunešiu. Ir aš taip, ašgi ką tik meldžiausi, kad mano namai tarnaus. Mano dukra dar net gimus, dar neįtikėjus, bet jį jau, Dievas rodo, jinai jau tarnauja. Ir dėjau tos, ir dar mama duok, dar saldainių dėk. Ir dar mama, duok dar pinigų, duok daugiau, ką čia mažai tik duodi. Sakau, nu ne, Monika, nu pragerk, nusipirk savo alkoholio. Nedaug daviau pinigų ir dar palauk, dar gerti dėk. Ir jinai nubėgo, mačiau per langą, žiūri, duoda. Tai va, įsivaizduokit, tik pasakiau Dievui ir taip, sakau, nu, mano namai dar netarnauja. Ir va, jis parodė, kad namai tarnauja vis dėlto. Tai žinokit, branginkim laiką ir visiems čia ir pati savo sakau, irgi užmirštu branginti tą laiką. Tai va, aš manyčiau tokie punktai, dar turbūt yra begalė tų punktų, bet tuos, kuriuos aš esu užsirašius ir kurie mano gyvenime buvo svarbus ir tokie reikšmingi, tai va, ką galėčiau pasakyti. Įsimylėti Dievą, vienu sakiniu, viskas, ką galiu pasakyti.